Ar galima pamiršti žmogų ir apie jį nebegalvoti? Ten pavyzdžiui, aš taip mylėjau tą žmogų ir dabar išsiskyrėme ir aš jo negaliu pamiršti. Ir dieną, naktį mintis apie jį. Tai taikant regresinę hipnozę, galima nuimti jausmus. Ir kad jūs apie tą žmogų nustotumėt galvoti. O jeigu kažkada ir prisimintumėt, tai tam žmogui nieko nebejaustumėt. Ir labai didelė dalis žmonių į santykius eina dėl savo psichotraumų. Tiksliau susiklijuoja vienas su kitu dėl esamų psichotraumų. Ir kaip seansų metu yra pradirbamas tos psichotraumos, tai ir pasibaigia paskui vadinamieji visi stradalinimai. Oi, kaip aš jį mylėjau ir užmigti negaliu. O vietoj šito savo laiką panaudotumėt ne savęs griaužimui, o tai, kas jums teikia džiaugsmą. Dar ta nenusakoma meilė yra apibūdinama kaip sielų susitarimas. O iš tikrųjų tai labiau psichotraumų sutapimas. Tai, kas norite pagaliau džiaugtis gyvenimu, o neskaudinti save, prisimenant, kaip jūs mylėjot ir kaip dabar jums yra baisu gyventi. Tai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai. Gražaus gyvenimo ir iki.